Sveikučiai! Šiandien kepam Iberiko Secreto kepsnį. Tai yra ypatinga ispaniška specialios veislės Iberiko kiaulių pažandžių mėsa. Tokia mėsa turi ypatingai daug riebalo ir labai įdomų savotišką skonį. Kai kas sako, kad tokiai mėsai užtenka tik druskos ir pipirų, bet aš dar papildomai dedu rūkintą papriką neaštrią, taip pat česnakus granuliuotus, truputį čiobrelių ir pasidarau prieskonių mišinį, kuriuo įtrinsiu mėsą. Patys mėsos gabalai yra tikrai ploni, jie nėra didelio storio, todėl ilgai marinuoti jų ir nėra reikalo, praktiškai galima uždėti prieskonius ir palaukus, kol kepsninė įkais, jau galima kepti. Jeigu niekada nekepėt Iberiko kiaulienos, tai tikrai rekomenduoju pabandyti. Unikalaus skonio ir tikrai dėl to, kad yra veislė specifinė kiaulių, taip pat jos valgo nemažai ąžuolo gilių ir dėl to skonis yra labai specifinis. Tai tikrai bent jau kartą tikrai verta pabandyti ir tokią mėsą. Kuriam kepsninę ir tiesiog reikia leisti jai šiek tiek pakaisti, bet kepimas bus dviem etapais. Pirmame etape tiesiog pakepsiu mėsą tiesiogiai ant grotelių ant atviros liepsnos ir po to netiesioginiu būdu dar pabaigsiu kepti tam, kad vidinė temperatūra pasiektų norimą. Kadangi tai nėra jautiena, tai ne visiems yra priimtina žalesnė kiauliena, nors šitos rūšies kiauliena turi visiškai kitokį riebalą, jisai lydosi žemesniai temperatūroje ir įprasta yra valgyti kaip steiką maždaug tokio žalumo, bet jūs galit kepti taip, kaip jums patinka. Kadangi kepsiu dviem etapais, tai komandą sukonfigūruoju padarydamas dvi zonas. Viena zona su tiesioginė kaitra ant ketaus grotelių ir kita zona su netiesioginė kaitra, dedu du deflektorius ir groteles aukštesniam lygyje, tam, kad negautų šilumos tiesioginės iš apačios. Taigi pirmiausia, dedam tiesiogiai ant grotelių mėsą ir jinai kaitusi pradės išskirti riebalus. Tie riebalai truputį pradeda lašėti ant anglių ir svilti, kas suteikia papildomai skonio. Ant tiesioginės kaitros galima mėsą iškepti ir iki galo. Tai esu kepęs ir tiesiog paprastuoju būdu. Šiek tiek yra sudėtingiau, kadangi mėsa yra nevienodo storio ir man, pavyzdžiui, nelabai patinka, kai būna labai prisvilę. Dėl to kepu dviem etapais. Kepant mėsą reikėtų nuolat vartyti ir žiūrėti, kad nesusviltų kuris nors kraštas, o kai jau apkempa tiek, kiek jums norisi, tai galima padėti į netiesioginę zoną ir baigti kepti netiesioginiu būdu. Toks kepimo metodas labai pasiteisina, jeigu mėgstat kepti steiką. Tai tikrai irgi siūlyčiau pabandyti, gaunasi geresnės kokybės steikas ir puikus skonis. Kai jau mėsa truputį apkepa, tiesiog dedu antrą deflektoriaus pusę, kad kuo mažiau tiesioginės kaitros pakliūtų į mėsą. Ir antras kepimo etapas jau su uždarytu komado dangčiu. Norint neperkepti mėsos, ypač kai jinai yra plona, reikia tikrai stebėti temperatūrą ir priklausomai nuo to, kokio norit iškepimo laipsnio, ją laiku nuimti. Nuėmus mėsą nuo kepsninės, reikėtų leisti jai truputį pravėsti ir tam, kad pasiskirstytų sultis ir kepsnys baigtų kepti, gautų savo galutinę temperatūrą. Šį kartą kepsneliai yra ploni, tai užtenka ir kokių 5 minučių. Kaip jau minėjau, kepant tokį kepsnį, vidinė temperatūra turėtų būti tarp 52 ir 57 laipsnių Celsijaus. Na, jeigu mėgstat labiau pakeptą mėsą, tai galite pakepti ir daugiau, tačiau ką pastebėjau, kad šiek tiek jinai pasidaro kietesnė. Taip iškeptas kepsnys primena tikrai steiką jautienos, bet skonis tikrai yra unikalus ir labai verta bent kartą pabandyti išsikepti. Taigi, labai įdomus kepsnys, labai unikalus skonis.
ir tikrai, jeigu norit kažko įdomesnio, verta pabandyti išsikepti. Galima, aišku, kepti ir kitokią iberikos kiaulienos dalį, tai skonis visada yra kitoks negu mums įprastos kiaulės. Skanaus ir iki kito karto.